Ar galima pasakyti, kad iš tų jau sunkiai suskaičiuojamų titulų šis titulas galbūt buvo pasiektas vienoje iš sunkiausių kovų? Nebuvo lengva turbūt ir praeitais metais. Praeitais metais įtempta kova buvo su MRU Žalgiris, tik Vilniui išlošus irgi paskutinį mačą išvykoje. Užsitikrinom, tai šiais metais, aišku, tie išbarsyti taškai pirmose dviejose ratuose atsiklikinėjom po 2 ratų ir, aišku, Transinvestas pirmavo. Bet trečiam rate viskas atsistoja kažkaip į savo vietas. Aš manau, kad čia mūsų to tokio kryptingo darbo vaisius, plus pasipildėm keliom žaidėjom, kurios įnešė irgi papildomos jėgos. Tai manau, kad viskas, tą ką matėm šiandien, manau, kad mes pelnytai tampam čempionais. Taip, su to nepasiginčysiu, ypač įvertinus dar ir šias rungtynes, kur galima buvo laimėti 1-0 ir užsitikrinti titulą, bet pergalė buvo kur kas tvirtesnė ir solidesnė. Na ir aš klausiau Algimantės jau to dalyko, kaip jūs galbūt matote, ar galima sakyti, kad Gintra būtent šiuo metu yra pasiekusi šiame sezone beveik optimalią formą. Manau, kad taip, ir treneris tą akcentavo, kad komanda turi būti pike čempionų lygoje, Europos taurės varžybom paruošta. Tai tą ir matom, kad šiandien komanda tikrai yra pike. Laimėjom gerą mačą prieš Žalgirį praeitą savaitgalį, laimėjom prieš Danilvičią čempionus trečiadienį, šiandien vėl įspūdinga pergalė. Manau, kad taip, dabar esam pačio geriausiai formai. Šiandien truputį nesugadino nuotaikų net ir VAR sistema, kuri turėjo truputį po praeitų rungtynių šiek tiek tokį deguto lašą. Bet žinome, kad komanda dabar kol kas nešvenčia, galbūt taip simboliškai, kadangi laukia rimtos rungtynės. Kaip važiuosit, kada išvažiuosit ir ko tikitės iš komandos Danijoje? Kadangi važiuojam į Daniją, turėdami vis tiek įvarčio persvarą, tai darysim viską, kad komanda atsigautų, pailsėtų. Matėt, ir keitimus stengiamės padaryti kiek įmanoma, pasaugoti pagrindinės žaidėjas. Tai turim kažkiek laiko, 3 dienas, tai išvažiuojam, įskrendam antradienį anksti ryte, varžybos trečiadienį, ketvirtadienį grįžtam. Tai va toks mūsų tas tik tiek, kad tie skrydžiai gal nelabai patogus, labai anksti išskrendam ir po varžybų nesam tokie turtingi kaip Danai, kur galim čarterio skristi, tai mūsų tas skrydis paskui namo irgi gaunasi 16 dienos vėlai vakare, tai mes daug dievė, jeigu gera nuotaika, tai turėsim gerą dieną Kopenhagoje, jeigu ne, tai bus liūdna tą dieną leisti Kopenhagoje. Bet tikimės, kad viskas bus gerai, esam tam nusiteikę, pasiruošę ir šiandien tikrai su ta puikia nuotaika po šios pergalės vyksim į Daniją.